Man šitas kraštas tai kaip tokia poema, sukurta gamtos, nuostabi poema. Ir visi žmonės joje atrodo kaip šventi. Ir visada važiuoju čia, jaudindamasis. Gal ko nors jau nepamatysiu, gal kas nors pasikeitė, taip norisi, kad vyktų taip, kaip buvo pirmą kartą, kada pamatėm šitą kraštą. Ir labai džiaugiuosi visada čia būdamas ir džiaugiuosi, kad tiesiog per tos 22 metus pažiūrėkim, kaip išaugo Sigitas Burgelis. Jis tada buvo toks kaip ūkininko sūnus, tik tai pradėjęs rašyti eilėraščius, o dabar prašau, yra nuostabus poetas. Iš viso, kiek mes matom leidiniai jūsų, ir Aušra, ir Suvalkietis, ir Šaltinis dabar dar eina, Aušrelė. Tai yra tokie maži stebuklai, kuriais reikia didžiuotis daugiau ir drąsiau. Tai kad mes galim tik taip pavydėti kai ko. Metus badavo Kristus, lijo nuo pat pradžių, bet vanduo virto vynu. Vynas įgavo amžinybės raugo. Lietuvių savanorių kapai Seinuose. Čia ilsisi tautos didvyriai, paguldę galvas už nedalomą vientisą tėvynę. Prisikėlimo
tegu žodis, tegu raidė, tegu Mažvydas ir Donelaitis, tegu auga poezija didelė, didelė.